Gerai, pakalbėsiu. Vakar pasakiau, kad debilai nenori dirbti nuo 6 ryto, tačiau vienas matricos kolega mane labai stipriai užsipuolė. Ką aš noriu pasakyti? Nuo 6 ryto tai yra darbo laikas, kuris yra prieš darbo dieną. Darbo diena yra nuo 8 ryto. Tai yra darbo diena. Ir aš norėjau pabrėžti tai, kad toks darbo laikas nepritraukia darbuotojų, supranti? Toks darbo laikas nepritraukia darbuotojų todėl, kad prieš 6 tik tai pradeda važinėti autobusai. O noriu pasakyti, kad ne visi žmonės gyvena vietoj. Yra žmonių, kurie gyvena tokių miesto pakrašty, pavyzdžiui, kaip aš. Aš gyvenu miesto pakrašty ir tokiems kaip aš 6 ryto būti kažkur miesto centre yra per anksti. Supranti? Aš turiu omeny, kad paprastiems žmonėms, 6 ryto yra tiesiog per anksti. Nes aš esu neįgalus, ypač žmonėms turintiems neįgalumą. Koks save gerbintis neįgalus žmogus darbinsi 6 ryto už 15 km esančiame darbe. Va, ką aš norėjau pasakyti. Ir aš norėjau atkreipti dėmesį į neįgaliuosius ir tie, kurie neturi vairuotojų teisių, pavyzdžiui, moteris, jaunas mamas, neįgaliuosius, kur mes darbinsimės. Jeigu darbas nuo 6 ryto, kaip mes atvyksime į darbą, jeigu tai yra nuo 6 ryto. Aš noriu pasakyti, kad pirmasis autobusas Vilniaus mieste iš stotelės pajuda 5:30 ryto, o 6 ryto jau turi būti darbe ir pradėti dirbti. Daugumai tai yra nepasiekiama ir dauguma žmonių neturi tokios galimybės dirbti nuo 6 ryto, todėl kad jie gyvena priemiestyje arba yra neįgalūs, neturi vairuotojo teisių, neturi mašinos, arba tiesiog tas darbas yra per toli. Aiva, ir dar pridursiu, dauguma žmonių neturi galimybės nuvykti į darbo vietą taip anksti 6 ryto. Dauguma žmonių neturi galimybės nuvykti į darbo vietą 6 ryto. Todėl, kad jie gyvena priemiesty, turi negalią, nemoka vairuoti, neturi teisių. Supranti, gyvena tokiesnėse vietose, kaip pavyzdžiui, aš gyvenu miesto pakrašty. Ir aš 6 ryto niekaip negaliu nuvykti į miesto centrą, plauti ten tų ofisų. Todėl, kad aš visų pirma gyvenu miesto pakrašty, antra, aš esu neįgalus. Vadinasi, trečia, dėl to, kad neįgalus aš nevairuoju, neturiu vairuotojo teisių. O be vairuotojo teisių dirbti 6 ryto darbe man yra neįmanoma. Ir ką aš noriu pasakyti, kad užimtumo tarnyboje labai daug pasiūlymų yra būtent nuo 6 ryto. Bet ir tai visiškai nespindi žmonių galimybių. 6 ryto visiškai nespindi žmonių galimybių. Supranti, jie parašo 06 iki 10 ar kiek, supranti. Ir paskui pusę dienos tu neturi ką veikti. Dar vienas dalykas. Po 6 ryto, po 10 valandos baigęs darbą, tu neturi ką veikti, tu neturi kur eiti, tu neturi ką daryti. Va, kodėl noriu pasakyti, kad pats populiariausias Lietuvoje darbas yra nuo 8 ryto dienos. Nuo 8 ryto turiu omeny. Nuo darbo dienos pradžios. Darbo dienos pradžia yra 8 valandą ryto. Ir jeigu žmogus, tarkim, dirbs nuo 6 iki 10, jis paskui visą dieną neturės ką veikti. Va, kodėl noriu pasakyti, kad normalus darbo laikas yra nuo 8 ryto. Arba nuo 7, jeigu tai yra pilna, kartais gali ir nuo 7, sutinku. Bet kodėl mane puolė dėl tų 6 ryto, sakau. Aš visų pirma, žmonės neturi pakankamai galimybių, kad galėtų pradėti šitą darbą taip anksti. Tai va. Ir kai aš sakiau debilai, turėjau omeny žmonės, kurie turi negalią ir kurie neturi savo transporto priemonių. Ir aš kalbu apie pasiūlymus, kai žmogui darbas yra už 15 km 6 ryto, supranti. Aš kalbu apie tokius pasiūlymus. Mano pirmas autobusas atvažiuoja 5:30 ryto, pats pirmasis. Kitas važiuoja nuo 6 ryto, antras numeris. Ir aš turiu omeny, kad žmonės negali pasirinkti
laiko, nes dauguma darbo biržos skelbimų yra nuo 6 ryto. Žmogus negali pasirinkti laiko. O šiaip populiariausias darbo laikas yra 8 valanda ryto. 6 valandos tai yra pati pradžia, kai pradeda važinėti viešasis transportas. 6 valanda yra tada, kai pradeda važinėti viešasis transportas. Ir yra tokių vietų, į kurias taip anksti žmonės, beveik jokie žmonės negali suspėti, supranti. Aš kalbu pavyzdžiui apie žmonės, kurie gyvena tokiesnėse vietose, kurie neturi nuosavų transporto priemonių, kurie yra priklausomi nuo viešojo transporto. Žmonės, kurie priklausomi nuo viešojo transporto, tikrai nesidarbins 6 ryto. Ir tokie darbo skelbimai nesikeičia. Jie nesikeičia todėl, kad taip valdžia apgaudinėja žmonės. Valdžia taip apgaudinėja žmonės. Siūlo darbą, kuris prasideda, kai tik pradeda važiuoti visuomeninis transportas. Žmonėms siūlo darbą, kurio pradėti žmonėms siūlo darbą tokiu metu, kad jie negalėtų pradėti, negalėtų atvykti.